Žmonės, kurie valgo dėl emocinių priežasčių, kitaip reaguoja į stresą ir į maistą. Šiame tyrime dalyviai atlikę stresą keliančią užduotį pildė patiriamo nerimo klausimyną, taip pat buvo matuojamas jų kraujo kortizolio lygis. Emocinio valgymo grupės dalyviai patyrė reikšmingai daugiau nerimo. Na ir nenuostabu, nes kortizolio lygis jų kraujyje buvo reikšmingai didesnis. Tačiau po to, kai jam buvo pasiūlyta užkandžių, emocinio valgymo grupės dalyvių smegenyse, kurie irgi buvo matuojamos, buvo žemesnis sužadinimo lygis už atlygį atsakingose smegenų srityse. Tai liktai mintis apie būsimą maistą jos mažiau džiugino. Nors maisto jie po to suvalgė tiek pat, kiek ir kontrolinė grupė emocinio valgymo sunkumų nepatiriantis dalyviai. Tai rezultatas buvo tas pats. Tai tik vienas iš daugelio aspektų, kurie rodo, kokias gilias šaknis suleidžia sutrikęs valgymo procesas organizme. Tai ne šiaip sugalvotas sprendimas kažką daryti ar nedaryti. Žmonės iš tiesų fiziologiškai labiau jaudinasi ir mažiau džiaugiasi valgydami. Tai ne tik tai minčių pagrindų, bet ir kūniškas potyris. Tai kitas iki, kai galvosit, kad čia tik valgymo sutrikimas, taip negalvokite. Skanaus, taikos ir ramybės.